Sveiki visi. Taigi, naršydamas internete, vakar atradau labai įdomų įrankį, kurio galbūt ieškojau. Šiandien gyvenam tokiam beprotiškam pasauliu, kur praktiškai visus darbus už mus gali atlikti dirbtinis intelektas. Ir aptikau tokį įrankį, kuris mūsų eskizus gali paversti menu, gali paversti paveikslėliais. Tarkim, mes turim kažkokią idėją, ją galim pasibraižyti, pasipiešti ant lapo, įkelti į šį įrankį ir gauti štai tokius rezultatus. Ponobelio logotipas, vaikų piešinėlis ir automobilio eskizas. Darbai iš tikrųjų įspūdingi ir šiandien parodysiu, kaip naudoti šio įrankiu ir patikinu, kad jo naudotis yra labai paprasta ir be viso kito jisai yra nemokamas. Taigi, užėję į alpaka.ml.com puslapį, galim pasiskaityti daugiau, kas tai yra alpaka. Štai tarkim, čia pasispaudę sužinosim, kaip naudotis. Matom, kad, kaip ir minėjau, iš eskizo kūrinys gali virsti paveikslėliu. Ir tarkim, iš piešinėlio gali virsti kažko panašiu į nuotrauką. Šis modelis jums gali padėti sugeneruoti jūsų idėjas. Tarkim, kad ir šiam pavyzdį, iš paprasto piešinėlio turim štai tokį galutinį rezultatą. Kaip visada pasidalinsiu šio įrankio nuorodą video aprašymą, todėl jums nereikės ieškoti, tiesiog pažiūrėję video, paspaudę like, galėsite nusileisti į video aprašymą ir ten tiesiog paspausti nuorodą ir naudoti šio įrankiu nemokamai. Gerai, dabar pasižiūrėkim, kaip jisai veikia. Taigi, turim labai paprastą interfeisą ir štai čia turim mūsų kreditus. Tai, kaip matot, 100 kreditų atsinaujina kiekvieną dieną. Aš jau šiek tiek generavau, todėl šiandien dar turiu 903 generacijas, kas yra, manyčiau, labai gerai, labai daug. Taigi, galim pasirinkti modelius, tiesa, su nemokamu planu galim pasirinkti tik tai vieną modelį. Čia galim pasirinkti dydį, tačiau vėl su nemokamu planu galim generuoti tik tai kvadratinius paveikslėlius, tai yra 1:1. Ir štai čia kairiai pusėje mes galim arba piešti, arba įkelti savo paveikslėlį. Tai kaip pavyzdys įkelsiu šį vaikišką paveiksliuką ir štai čia yra gan svarbus nustatymas, kiek procentaliai atsižvelgti į tai, kas yra pavaizduota paveikslėlėje. Tai galim nuo 100 iki 1, jeigu nenorim nieko panašaus, kuo arčiau 100, tuo panašesnis rezultatas bus į mūsų pateiktą variantą. Čia dar kitas linktis yra Freedom, tai kai įrašysim, tarkim, užklausą šiam paveikslėliui, kaip arti mūsų užklausos bus rezultatas. Tai kuo mažiau Freedom, tuo arčiau mūsų užklausos. Kuo daugiau Freedom, tuo toliau. Taigi pabandykim iš pradžios kokį 10% ir štai sugeneruoti šį vaikišką paveikslėlį. Kaip matot, įrankis be proto greitas ir atkuria praktiškai visus elementus, be jokių didelių interpretacijų. Jeigu pasidarysim Freedom 100, pažiūrėsim, kas gaus iš mūsų paveikslėlio. Turim kažką panašaus, tai vėlgi mėlynas namelis, debesis, medžiai su vaisiais ir panašiai. Taigi, kaip matot, tarkim, užstatykim 50 ir su 50% turėsim štai tokį rezultatą, kuris, kaip matot, mažiau leido savo interpretuoti ir norėjo būti panašesnis į paveikslėlį. Taigi rezultatai iš tikrųjų stulbintis, kai matot 3 paveikslėlius sugeneravau ir beturiu 90 kreditų. Bet kuriuo atveju, tai yra tikrai daug. Vietoj to, kad kelti paveikslėlius, mes čia kairiai pusėje galim kažką piešti. Tarkim, kaip pavyzdys, nupieškim ranką, šiek tiek sunku su pele piešti. Įsivaizduokim, kad tai yra ranka. Gerai, dabar pasirinkim kitokią spalvą ir uždėsim laikrodį. Taigi čia dar uždėsim tokį blyną. Dailininkas iš manęs prastas, nes, iš tikrųjų su pele labai sudėtinga piešti. Ir parašysim, kad tai yra vyro ranka dėvinti mėlyną laikrodį. Ir palikim Freedom 50 ir pažiūrėsim, kas generuos iš šio labai baisaus paveikslėlio. Okay. Jam ko gero pasirodė, kad tai yra labai daug pirštų ir, čia mes irgi turim netgi 7 ir dar padažytus. Gerai, pabandykim 100% Freedom pažiūrėti. Štai, dabar turim irgi vyrišką ranką su labai daug pirštų, vėlgi turim 7 ar net 8 ir turim mėlyną laikrodį. Šis dalykas dar iš tikrųjų labai tinka tiem, kas kūrė, tarkim, logotipus. Taigi aš čia internete suradau tokį logotipą ir pamėginkim jį sugeneruoti. Numažinkim Freedom iki 10.
objektas, kad būtų kuo arčiausiai mūsų paveikslėlio ir pažiūrėkim, kaip sugeneruos logotipą, tarkim, iš mūsų idėjos. Tai kaip matom, tai yra panašiau. Dar rašau, kad tai yra baltas fonas ir duodam fantazijai 50%. Štai, na, gaunasi neblogai. Pabandykim 100%. Ok. Tiesa, abu paveikslėliai būtų gan neblogi logotipai, tik čia galim mūsų paveikslėlius dar interpretuoti. Štai čia yra dar tokie dalykėliai, kaip refine, tai šiek tiek patobulinsim tai, ką gaunam. Štai, ar ne? Jo manimu ištaiso klaidas, nors čia dizaino koks potėpis, bet, na, kad nebūtų klaidos. Taigi, light render, tai šiek tiek bus pakeista, šiek tiek daugiau. Štai, dadėja trūkstamas dirbtinio intelekto manimų linijas. Taigi, štai čia tiesiog galim pasižaisti, kad nereikėtų patiems stumdyti. Dar turėjau tokį labai įdomų paveikslėlį. Čia turim vadinamus layerius, taigi galim ištrinti prieš tai buvusi, kad nesimaišytų. Ir šį išplėsim per visą ekraną. Ir štai pabandysim šį nuostabų paveikslėlį paversti nuotrauką. Kitaip sakant, meno kūriniu, kurį galbūt galėsim parduoti. Nupiešę idėją su ranka. Gal šiek tiek primažinom freedom ir pabandom dar kartą, nes, kaip matėt, buvo šiokių tokių klaidų, ten skylė atsirado šalia akies. Ir štai, turim įspūdingą iš tikrųjų rezultatą. Šį paveikslėlį galima atsisiųsti ir jį peržiūrėti, ar ne? Na, tikrai atrodo labai įspūdingai, kad yra kažkokių klaidų, bet jau kadangi turim daug kreditų, galim generuoti iš naujo. Ok, ištrinkim mūsų layerį ir galim pasibandyti dar tokį automobilį. Šio automobilį dalinausi savo Facebook puslapyje, kas matėt, ir štai pabandykim šį automobilį vėl sugeneruoti iš naujo. Kadangi daviau freedom daug laisvės, na, tai, kaip sakant, ir pašėlo jisai. Pabandom su 20 ir būtent bandymo metu jūs galite gauti tikrai įspūdingų rezultatų. Štai panašiausias renderis į mūsų piešinėlį. Ok, tai šiandien buvo štai toks trumpas video, kurio apžvelgiau labai įdomų įrankį, kurio galite pasižaisti savo malonumui, ar galbūt netgi panaudoti darbe, ar kažkokiem tai projektam. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite paspausti like, pasidalinti su draugais, jeigu manot, kad jiem tai gali būti įdomu, ir nepamirškite prenumeruoti kanalą. Šiam kartui tiek, iki sekančių video, ate.